veidukas su juodais ausiukais. Žinau, obuolys. Obuolys, šaunuolis, taip, obuolys. Ar visi girdėjo? Obuolys. Maža kamarėlė, aukštai pakabinta ir tvirtai užrakinta. Riešutas. O dabar mes pakilėkim, leiskim valyti. Ar mažiukai tokie pat protingi, kaip ir mes? Be durų, be langų, pilno trobo vaikų. Nesakykim, mažiukai. Agurkas, šaunuolis. Aukšta pana, viena koja turi šimtą vyrų. Pakelnoja, kas? Aguona. Aguona, šaunuolį paploja. Atsiklokit tau. Senas senuliukas, trejais kailinukais, kai jį nuvilko, visi pravirko. Svogūnas. Svogūnas, taip, šaunuoliai, kokie šaunuoliai vaikai. Kokie šaunuoliai. Vaikai, o kas yra raudonas gaidelis su žalia uodegėle? Burokas. Burokas, taip, šaunuoliai. Vaikai, šitiek daug mįslių atspėję, ar norim pailsėti ir paklausyti gražios dainelės? Ar norim, vaikai? Aš žinau, kad mūsų kiaušiukai išmokė labai gražią dainelę. Mes gražiai dabar susėdę paklausyti. Lyja, lyja, lietutis, lyja, lašiukai krenta. O pas jūs ką? Nelyja? Ne. Tikrai nelyja, jau galiu nusimti skėtį? Bet aš girdėjau, čia kažkur lietus barbeno. Tikrai nelyja? Nedalyja? Iškiškit rankytę. Nusibodo man tas lietus. Sėskit, vaikai, sėskit, jeigu jau nelyja, balų nėra, matau. Štai visos išlapau ir batais išlapau. Nemėgstu aš lietaus. Bet žiūrėkit, aš įėjau. Išgirdau, jūs taip gražiai dainuojam. Žiūrėkit, aš žiūrėmus užlapau. Ką dabar daryti? Ar padėsit man jūs išdžiauginti? Prie manęs prikibo, žinokit, lašiukai. Ir sakė, tik tada nuo manęs nušoks. Kai vaikai, prikviesi jam draugų. Ar padėsit prikviesti draugų? Bet jeigu pradės man kailyti, nieko, turit skaitukos? Taip. Tai gerai. Kažkas šitas lašiukas labai nerimsta nori. Kaip vadinasi lietutis, kuris mažais lašeliais vos paliečia žemę? Pabandykit pakviesti jų draugus. Tyliai. Pajunkit.
dulksna vadinasi, taip? Atrodo, kad tikrai dulka. Tik tai ne žemė dulka, o vandenėlis krenta iš dangaus. Džiaugiasi lietutis, kurio vardas dulksna. Bet kitas prašo, kur čia prie manęs prikybo, kur jinai šitą ir šitą? Šitą, gerai, jūs tokia, imsim šitą. O, iš karto sausiau jau darosi. O šitas lietutis vadinasi liūtis. Ar galit parodyti, kaip liūtis daro? O, tikrai taip. Ar ką veikia? Vaikai, nes tuoj mums, kaip žiūriu, ruošiasi išsiskleisti. Prisigando. Ir liko dar vienas lietus. Net keista, pas mus lieka 3 lietus iš karto. Na, jūs tokį, nuim tą lietų, gal ir tu sušlapsi. Aš tai tikrai išdžiuvau jau, tai. Oi, koks jau baisus vardas, aš nenorėčiau eidama į darbą jau sutikti. O jūs kaip galvojat? Audra. Baisoka, ne? Na, padarom, didelė geriausia. Bet tai kai jūs man pasakykite, smagiau, kai lyja visi 3 lietus, arba vienas iš kuris iš jų, ar smagiau, kai saulė šviečia? Padarykim saulę šiandien, tikrai mums šventesnai. Padėtų tik dar gražesnį, kad šventė būtų. O žinokit, jeigu saulutė šviečia ir pro ją lyja lašiukai, kas pasirodo? Vaivorykštė. O gal žinot, kokios spalvos vaivorykštės būna? Šaunuoji, kiek spalvų suskaičiavo? Yra toks eilėraštukas, kuris labai gerai padeda žinoti vaivorykštės spalvas. Raudonai, o, tai būtų oranžiniai, gal geltona, žaliai žalia, žydi žydra, mūsų mėlyna, vandenai kokia? Prasideda dabar eilė kokia spalva? Violetinė kažkas sako. Šaunuoji, ir kaip jau pamatysim, vaivorykštė būtinai. Prisiminsim, ar ne? Aš vieną kartą pamačiau vaivorykštę. Labai gražu, taip? Bet sakyk, paklausykime, girdžiu kažkur tai lyg lietų. Paklausykime, kas čia? Nereikia? Ar nereikia? Ar paklausykite tyliau. Kažkur lietus. Kas čia, vaikai? Kiba tikrai lietus. Oi, nenoriu daugiau sulyti. Slepiamės. Kas čia? Bet nelyja, tikrai tai kas čia? Ne lietus pasirodo? Muzika, bet aš dar kažkaip. Žiūrėk, kas ten? Ar žinot, kas atėjo pas jūs į svečius? Tik smagu, mane vaikai pažįsta. Ar laukėt rudenėlio? Vaikai, aš ne veltui pas jūs atėjau. Per lietų. Čia lyja lietus? Aš atėjau išbaidyti visą lietų ir pasiekti labai gražią pasaką. Ar norit pasakos, vaikai? Pavargau eidamas, sušalau. Aš prisėsiu. O jūs prisėdę taip pat. Paklausykite, kokią gražią pasaką aš atnešiau jums. Pasaka apie avižėlę ir rugelį. Seniai gyveno rugelis ir avižėlė. Netoli apslaidė šiukto raganą, kuri kartą pagrobė avižėlę. Nutarė rugelis eiti ir ją išvaduoti. Jis išsiruošė į kelionę. Jam teiks įveikti labai daug kliūčių. Štai jis
toks kaip kraujas, gal žinot? Burokas! Taip, vieną raktelį jau turim. Daug sesyčių, viename lopšelį supa. Bulvė! Vaikai, bet žinot ką? Sakyk, rudenėlis šurtingas atėjo. Ne šiaip sau. Pasikeisiu pintinę į didesnę ir išrausiu daug žinantiems skanių obuolių. Ar mėgstat obuolius, vaikai? Kas čia man atsakė, kad burokas? Ir tu. Čia kaip nepamirštume. Ir tu atsakai. Palaukit. Šitai greit obuolių niekas nedalina. Dar neišvadavom. Vaikučiai, ant kojinės kepurytę kas turi, pasakykit. Visi jūs žinot, neužteks mano pintiniai, man atrodo, obuolių. Ir pasidalinsim. Mažutis, gražutis ėjo per žemę ir atrado raudonę kepurėlę. Raudonytis, jei kokie protingi vaikai. Turi kepurę, bet pats be galvos. Turi vieną galvą, bet nemanant grybas ir vėl grybas. Kiek daug grybų, turbūt rudenį atsiranda grybų daug. Palyja lietus ir pradeda dygti daug grybų. Bet
dar daugiau. Ar gerai? Ar jau negerai, dar norit švęsti, taip? Dar norim švęsti. Tai liksim ir švęsim, gal tegul rudenėlis eina lapų dažyti. Aš einu daržovių lapų dažyti, daržovių o jūs linksmai pasibūkite. Ate. O mes dar švęsim.